Nu, norėčiau tikėti, kad jau tikras pavasaris. Va, kilimuką atsivežiau. Beveik savaitę praėjo. Tai mikroventiliacija padėjo. Palikau mikroventiliaciją visiems langams atidarytą, kurie atsidaro. Tai, kadangi, kiek pamenat, čia karkasas buvo šlapias visur, nes apibėgdavo nuo lango. Tai va, pietiniai pusė jisai yra jau visiškai sausas. Vakariniai pusėj beveik sausas, rytiniai lygiai tas pats, beveik sausas. Bet šiauriniai pusėj yra šiek tiek dar drėgna. Tai sako, kad saulė nešviečia šitoj vietoj ir ventiliuojasi prasčiau. Drėgmė prasčiau išeina. Va. Čia labiausiai, ko gero. Dar net ir rasos yra. Mano dabartinis pagrindinis tikslas yra sandarumo testas. Susipjaušiu palangių visas gabaliukas. Pum, pum. Rytoj klijuosiu. Ir sandarinsiu, nes likę yra va šitos vietos, kurios man nepatinka. Aišku, jeigu plėvelė išorinė gerai yra suklijuota, neturėtų čia niekas bėgti, nes iš specialistų esu girdėjęs, kad sandarumą galima padaryti vien su difuzinė plėvelė. Bet mes vis tiek pasistengsim čia dar porą dienų. Va čia didelis klausimas. Čia matau sandarumą taip per tą gruntą. Išeis tas oras, ar ateis, aš nežinau. Jų pačių paklausiu, gal užbetonuoti verta būtų prieš sandarumo testą. Perdanga, mes žinom, pas mus yra sandari. Ne tik šita plėvelė yra tarpusavį suklijuota ir prie rąstų priklijuota, bet ir difuzinė išorė yra suklijuota su sienos difuzinė. Nežinau, bus labai įdomu sužinoti, kur leis, jeigu leis. Bet aš nemanau, kad leis, nes iš tikrųjų, kad mes per tokius šalčius naktį beveik -18, buvo mes čia vidui +12 su 2 kW šildytuvėliu per pusantros dienos pasiekėm. O jos per langą manęs ir nemato. Toks vaizdelis per langą. Ką, toliau tęsiam sandarinimą. Nupjoviau visą perimetrą sterodūrą. Čia galima dėti arba kompensacinę, bet aš pasirinkau dėti sterodūrą. Na, tą sterodūrą pjauti nėra labai lengvas darbas. Aš čia peiliuku bandžiau, tokį monstrą pasigaminau. Labai gerai pjaunas, nu žinoma, atsargiai. Nu, nėra tų didelių labai apsukų pas jį, bet pjauna tai super. Čia senas diskas, gerai, kad neišmečiau, pabėdytai išlakstė. Tai dar irgi komisai gerai, kad vis tiek kraščiukė, kai betonuoja, tai toks biški pakelimas būna. Tai kai su tuo disku varai, tai šiek tiek tą jisai nugremžia. Dviguba nauda gauni su peiliuku, jau to betono nepagremši stipriai. Nu, kas ternaitės dar ganosi? Ganosi savo. Jeigu nepabaidysiu, tai jos čia turbūt ir savo čilins. Nusipirkau hidroizoliacijos. Iš tikrųjų, čia prie to rasto sunkiai klijuotųsi man juosta. Vakar kaip pjoviau visą perimetrą, jau pradėjau galvoti, ką čia daryti. Tai nusipirkau Viedrą hidroizoliaciją skirto su vidaus ir lauko darbams. Dar mėginsim tepti, izoliuoti. Tai dar užsibetonuosim sekmadienį šičia maišyklę atsivežę. Sandarinsim. Tarpai va čia vat vienoj pusė iš tikrųjų, nu abiejose. Tarp šito ir to rasto, va čia būtent kur balkiai jungiasi, yra visur tarpas didelis. Tai aš dar ir jį norėčiau šiandien pasidaryti. Vakarėlis vyksta. Nu tikras pavasaris. Yes. Žodžiu, su silikonu, su hermetiku, putomis sandarinimo ir su paukščiais. Na ir juosta dar sandarinimo. Tokios medžiagos ir įrankiai šiom dienom. Ką ryt matuosim, žiūrėsim, kas čia gavosi. Ką ryža? Nelabai baigšti, ne? Nu gerai. Geros dienos. Lekiamės. Žolė pjauta prieš savaitę. Atrodo, kad vėl reikia pjauti. Nu, bet mes gal neįsijausim. Šiek tiek ilgesnė mes ją paturėsim.
traktoriukas susitvarkė šiais metais, pirmo pjovimo nepraleidom, labai džiugu, stipriai nevargo, išmokau susireguliuoti kuro padavimą. Bet pakalbėkim apie sandarumą. Rąstinio namo sandarumą. Ar gali jis toks būti apskritai? Pasirodo, gali. Sužinojom visas bėdas ir pamėginsiu su jumis pasidalinti. Tai reiškia, ką man sakė pažįstami, ko aš pats bijojau irgi, tai kad leis per čia, per tas samanas ir per rąstų įtrukimus, va tokius va. Nes jų yra iš tikrųjų daug. Su tokiu kaip tušinuku vaikščiojo ir žiūrėjo tokius jau mikro leidimus, nu ir neleido, susiguli tą rąstinę sieną su metais ir yra sandari pasirodo. Apie kampus kažkaip tais nelabai iš tikrųjų jisai vaikščiojo, nu gal ir aš neatsimenu, bet lyg ir neleido. Jau aišku, kad čia neleidžia, tikrai mane tai labai nudžiugino, nu, įsivaizduojat, čia yra sandaru. Visa taip, dabar jau 70 metų turbūt susigulėję yra ir tai yra pasirodo sandaru. Super. Kas yra nesandaru, tai va, makrofleksas yra nesandaru. Tai va, čia nais va, kur aš judinau kažką tais, va čia va ir nesandaru visų perimetrų. Čia hidroizoliacija, porą kartų nutepiau visur, tai čia visur sandaru, apie visus langus gaunasi yra nesandaru. Va čia yra nesandaru kampe. Čia perimetrų lyg ir okei viskas, irgi čia yra hidroizoliacija pratepta. Bet va čia, va, kur hidroizoliacijos jau nebėra, va čia, va čia jau nebesandaru. Va grinai traukia, va kažkur per tiek ir traukia. Čia ir visur. Ten, kitoj pusėje lygiai taip pat analogiškai. Kas dar buvo nesandaru? Nesandaru buvo čia. Čia buvusios spynos yra. Ir matyt, kas kažkelinta eina, apatinė tikrai, bet ir kas kažkelinta eina irgi lauką. Tai čia nesandaru, čia analogiškai buvo nesandaru. Manyčiau, kad ko gero turėtų būti ir čia. Čia nematavo, bet aš manau, kad bus tas pats. Šiaip daugiau mažiau rezultatas mane, nu tikrai tenkino. Plevelė, vata ir difūzinė plevelė, jos guli ant perdangos. Jokio svorio ant jų nėra. Tai kai pūtė orą į vidų, tai pasikėlė visas tas sumuštinis mano, pasikėlė. Eina savo. Šita išmani plevelė irgi matavo su tokiu mikroaparačiuku, tai kai puti į ją, tai jinai nepraleidžia. Tai taip ir buvo joje parašyta. Bet kai trauki, tai gaunas, kad per plevelę šiek tiek pritraukia. Tai ta plevelė tam ir skirta. Jeigu jinai uždengia medinės konstrukcijas, kad jos nepūtų, palaiko ten santykinę drėgmę. Ir turi kažkokį mikroleidimą atgal reiškias. Taip ne, garo barjeras yra, bet atgal iš, jeigu ką sumuštinio, atiduoda drėgmę. Nu, man patinka šitas variantas, iš tikrųjų, kaip neklausau, tai dėl medienos, ilgamžiškumo, ko gero, gerai karkasinėse konstrukcijose. Čia lygiai susitvarkiau, netraukia, bet labai gerai, kad užbetonavau prieš sandarumo testą, nes, jeigu traukia per gruntus, va netgi čia ir va čia va, tai čia tikrai būtų traukia. Tai čia žingsnis mano pasiteisino. Na, okei, sandarumas sandarumui. O kas toliau? Na, kas toliau? Toliau oras, vanduo. Jau turėtų greitų metų atvažiuoti. Tai kokie klausimai iš tikrųjų dėl šilumos siurblio? Tai pagrindinis dalykas tai įvadas. Mūsų įvadas yra 5 kW. Pradžioje lyg ir okei sukalbėjom, bet paskui, kai labiau pradėjo gilintis, tai pasirodo boileris antibakterinė funkcija turi, kas savaitę užvirina vandenį ir tuo metu jau 5 kW neužtenka. Aš pasižadėjau, kad gale pakils ir iš tikrųjų geros naujienos. Tai pasirodo, geras naujienas visada būna, kai aš su kaimynais susitinku. Jie vis man gerų naujienų papasakoja. Tai kelio naujiena, o dabar ir pasirodo, kad lyg ir jie trifazį gaus. O trifazis praeina pro mane, tai ir aš turėsiu trifazį, tai jau tie 5 kW nebebus baisus. Tuo labiau, aš tai nežinojau, bet jie skambinosi ir sakė, kad
galima pasiimti 7 kW šitą oro liniją būtent. Tai irgi gera naujiena. Tai jeigu ne trifazis, tai bent jau galiu nuo 5 iki 7 kW pasikelti. Viskas juk paruošta. Čia pas mus trifazis nuleistas, po žemė trifazis. Nu, pamėginam ant vėjo pafilmuoti vapadukas. Metras ant metrų, sakė. Nežinau, koks šis storis, 15 comų. Sakė, jie bordiūrus užkasa. Tai tokio pado tikrai nei pakels vėjas, nei nuneš, kas, manau, užteks. Taip, nepamirštam, kad čia ir laidų yra išmės gofrą ir dar yra 110 vamzdis santechninis išleistas po šito žvyru. Nu kas labiausia? Kandžiasi, tai kaina. Bendrai visa sistema 7,5 tūkstančio gaunasi su pajungimu, bet pajungimas jau visa siena aprišta bus. Kai bus grėžinys, tik kraną atsuksim ir bėgs vanduo, šiluma bus visa pajungta, boileris pajungtas, nors dar ir užsuktas kranas bus. Nu ir viskas, ale čia nieko daugiau daryti nereikės. Nu, man patinka tas variantas. Gali čia važinėti, nežinau, kiekvieną dieną su detalėmis ieškoti. Ko čia trūksta, kažkas nesigavo. Žodžiu, daug labai nervų gali kainuoti. Aš pamaniau, kad aš gal mieste užsidirbsiu per tą laiką geriau tuos pinigus ir paliksiu profam. Sakė, padarys per vieną dieną. Na, čia darbo tikrai nemažai. Pas jie atsiveš viską, sumontuos, paleis garantinį, užpildys gliukolių. Nu, žodžiu, čia jau man nieko daryti nebereikės iš tikrųjų. On mygtuką paspausim ir veiks šildymas, kol kas tik tais. Kai bus grėžinys, bus ir vanduo. Bet iš tikrųjų yra dar viena labai rimta priežastis, dėl kurios aš atvykau šį kartą. Taigi va. Kas čia, kaip jums atrodo? Va, pietiniai pusė ypatingai daug. Tai kirvarpos graužia jos lubas, balkius, kažkurioje vietoje kaip balkės eina, tai net ir matos, kad jį ėda. Va ten taip ir yra, va, virtuvėj būsimoj. Tai atsivežiau chemijos, tepsiu lubas, ta chemija įsigeria į medieną ir neva dar daug metų jinai būna ir suvalgiusi kirvarpą ir pati pastimpa ir dar vaikus kiaušinėlius deda tuščius. Numėginsim, kad nesuvalgytų namo. Kol grindų nebuvo, tai nesimatė tokios bėdos iš tikrųjų. Tai gal čia visą gyvenimą taip ir vyko, nu ką gali žinoti žmogus. Purškiau vieną dozę iš išorės visur, kur židiniai yra, bet viduj gal aš nepurkščiu. Gal aš tepsiu su voleliu, nes labai jau prisikvėpuoju, net ir su dujokaukė tam tinkama. Ai, purškiant tiesą dar ryšiai gal labai didelė. Labai daug orės sklaido tada ir chemija kainuoja nuo 50 iki 70 eurų. Nu, tai aš su akcija radau už 50, tai labai apsidžiaugiau. Už 5 litrus, o 5 litrai yra skirti 25 kvadratų. Jeronimas. Kelios lietingos dienos buvo. Šita naktis ypač lietinga. Nakvojau kemperyje. Tai buvo elektra dingusi. Ten gal ir vėtra net buvo. Nu, žodžiu, taip ir jauku ir nejauku buvo. Nu, va, paliukės, kas darosi. Vakar buvo meistrai katilo montavimo. Tai šaunuoliai viską padarė per pusdienį. Vėl atvažiavo su Fiat Ducato, važiavo ir užstrigo va čia už tų medelių. Nu, tai vėl tradiciškai tempimo lynas ir iki namelio jau nesustojant tempėmės mes juos. Nu, autobusiuko galas stipriai prikrautas, priekis varomas. Šitą mes jau žinom, kad priekis buksuoja. O jų kolegos atvažiavo su Toyota Siena. Irgi priekis varomas, bet davažiavo iki pat čionais. Nu va, grožis sumontuotas. Tikrai rekomenduoju meistrus. Pradžiai kaina atrodė labai didelė. Paskui pasidomėjau pas vienus, pas kitus. Žiūriu, kad tai kažkur nedarašyta yra, kad dar kažko reikės. Čia pas juos viskas aišku. Nieko netruks. Padarysim per vieną dieną. Tai padą pats išbetonavau. Fainas ir užbaigimas iš tikrųjų, va su gofrytėm viskas sujungta. Kad pelės nelystų. Čia žvyrų greičiausiai užpilsiu. Gražu. Ne tik gerai greit dirba, bet ir smagus žmonės. Ir pašnekėti įvairiausiam temam turėjom. Nu va, čia mūsų katilinė, mūsų boileris 190 litrų. Būna jie kartu integruotas. Nežinau, aš taip susapnavau, kad toks variantas man kažkaip bus gal praktikoje geresnis. Prikalkėję tie boileriai, gal su laiku jį keisti reikės. Tai čia va, atsukai vamzdžius, viskas prieinama patogiai
ir pasikeitė. O kai integruotas, tai esi ten jau apribotas, jo dydyje, modelyje, ko gero. Gal šitas daiktas ilgiau veiks, tikiuosi, nei boileris. Nu, kaip gražiai estetiškai viskas padaryta. Supresuoti vamzdžiai, cinkuoti. Su montavimu 7000 gavosi. Paramos gausim 2. Nu, tai 5 savo reikia dėti. Dalykas praktiškas, per programėlę valdyti gali, tik reiks internetą čia pastovų gerą pasidaryti. Ir matysi temperatūrą pastoviai, kas darosi name. Nu, darbas didelis ir aišku nervų kainavo, kai visada prieš meistram atvažiuojant lietutis papylė, klasika. Tai teko jau rūpintis, kad jie sėkmingai atvyktų ir išvyktų. Nu, man tai ir pramoga šiokia tokia, biškiai ekstremas, smagu. Iš ryto kemperyje, nu kokią 4, kai po truputį švist pradeda, tai taip triukšmauti paukščiai pradeda. Nu, įspūdingas žadintuvas. Aišku, aš dar keltis nenorėjau, nes man laisvadienis, tai aš galvoju, šiek tiek pamiegosiu. Vis tiek pjoviau vakar žolę iki kol liūtis atėjo iki vėlaus vakaro. Ai, dar pamiršau paminėti, jeigu taip jau smulkiau, tai tie meistrai, kurie montavo, jie ir užpildė sistemą gliukolių, jau taip sakant, neužšalančių dalykų. Ir paleido katilą, ne tik sumontavo, kas man labai patiko. Visą paslaugą jie suteikė. Atvažiavo 4, nu ir viską padarė. Čia visur buvo išdėliota įrankiai jų, savo stalą atsivežė presavimui, turbūt tenais gamybai. Nu, žodžiu, čia viskas buvo išdėliota medžiagomis jų ir įrankiais. Tai, nu, daug įrankių reikia, kad šitą darbą, vat atrodo, nedidelį padaryti. Į skydelį, ką reikia, automatukus sustatė. Kas keista, tai kad Lėja, Lietuvos energetikos agentūra, parama, kuri skyrė, tai su integruotų boilerių didesnė parama yra, daugiau pinigų grąžina. Nu, net nežinau kodėl, juk aš boilerį vis tiek per, kur man dar šiek tiek brangiau kainuoja, man atrodo, atskirai. Nu, keista. Nu, žodžiu. Ačiū, pasikrovėt. Tai viskas, galima kalbėti. Nu, vis tiek, džiugu, kad pinigų kažkiek galima atgauti, tai dovanotą arklį į dantis mes ir nežiūrėsim.